Autostebuklai pristato Škoda Superb. Kėbulas išvis nedaužtas ir nedažytas, bet todėl turi korozijos požymį. Ksenoninės lempos priekį labai gerai šviečia, priekį parktronikai, pati parkuojasi, stabdžiai neseniai keisti, stabdžių diskai, padangos geros, kėbulas, kaip matosi, defektai kėbulo, durys kaip ir neblogai, galiniai taip pat stabdžių diskai geri, stabdo gerai, efektyvumas geras, gale parktronikai. Šita pusė kėbulo irgi turi defektų. Durys geros. Toliau viskas gerai. Galiniai langai turi užuolaidėles. Einam į saloną. Salonas šviesus, gražus, tvarkingas. Nėra sudėvėtas. Gal kažkiek reikia pasivalyti, pasitvarkyti. Gera garso aparatūra, nepaprasta, o kažkokia premium klasės. Užlenkiami veidrodėliai, šildomi veidrodėliai. Autopilotas, automatinės šviesos, rūko žibintai, multivairas, garsas reguliuojasi, borto kompiuteris, ekranas liečiamas, šildomas sėdynės, parkavimo sistema, pats parkuojasi, AUX jungtis, porankis, einam į galą. Galas tvarkingas, nesugadintas, vaikų neišdraskytas, šildomos galinės sėdynės, gale ekraniukas rodo temperatūrą, galinės langų užuolaidėlės, galima, jeigu nereikia, galima užsidaryti. Galinės langų užuolaidėlės veikia štai tokiu principu. Štai taip. Galinė bagažinė atsidaro taip arba taip. Ir turi pritraukėją. Daug kas dabar sakys, oi kokia didelė rida, bet iš tikrųjų automobilio būklė tai kaip kokio automobilio su 100 000 kilometrų rida. Variklis užsiveda puikiai, dirba gražiai. Smagračiai niekas nebarška, netarška, variklis nedūmina. Vis absoliučiai jokio dūmo nemeta. Tepalų, skysčių, jokių absoliučiai nepraleidžia. Važiuoja idealiai, atsisėdus į kitą kartą automobilio, kurio rida 200 000, tai nėra ką lyginti iš vis.